Taigi šios dienos pamokoje pakalbėsim apie veiksmažodį to be able to, nes dažnai manęs mokiniai klausia, ką tas to be able to reiškia, apskritai kam jis reikalingas ir su kuo jį naudoti. Tai, kad suprasti, kam jį naudoti, viskas yra labai paprasta. Mes tiesiog turim suprasti, kaip veikia bendratis. Tai pavyzdžiui, mano bendratis, tarkim, žaisti yra to play, ar ne? Dirbti to work. Ir dažniausiai gausis taip, kad pirmoji forma, tiksliau bendratinė forma tampa su pirmąja. Tai jeigu to play, tai I play. Ar ne, jeigu to work, tai I work, you work ir taip toliau. Bet to be able to, kaip ir tiesiog to be būti, to be able to yra išimtis, dėl to, kad to be able to yra galėti, ar ne? Bet paprastai mes sakom tiesiog I can, aš galiu. Ir šitas I can, šitą can forma tinka visiems asmenims esamajam laike. Mes ją galim kuo puikiausiai naudoti. Tada mes praeityje turime I could ir kai prieinam ateitį, kur šį paprastai naudojam will, kad pasakyti ateitį, mes susiduriam su problema. Aš negaliu sakyti I will can, ar ne, nes tai bus klaida. Nes tiesiog will can tai neegzistuoja tokia forma. Nes will yra modalinis veiksmažodis, o po jo eina bendratinė forma. Tai va čia mes ir išsisukam, sakydami I will be able to. Ateity kitaip pasakyti, kad galėsiu, nėra būdo. Bet iš esmės mes šitą to be able to formą galim naudoti ir esamajam, ir praeity, ir ateity. Kaip tai atrodo? Kadangi mes turim to be, tai yra būti, ar ne? Tai aš ir sakau, I, tada imu būti formą esamajam laike, kuri tinka asmeniui I. Tai kaip yra, aš esu, I am able to. Tai reiškia, to be able to tai reiškia būti sugebančiam, galėti, mokėti. Tai aš ir sakau, I am able to. Ir tai yra tas pats, kas sakyti I can. You are able to yra tas pats, kas sakyti you can, ar ne? Ir lygiai taip pat sakyti, tarkim, she is, paimkim dar vieną formą, turim am, turim are, turim is. She is able to, tai yra she can, ar ne? Ji gali. Tai pavyzdžiui, I'm able to do this yra tas pats, kas I can do this. Tai reiškia, aš galiu tai padaryti. You're able to do this, you can do this. Ir she's able to do this, she can do this. Suprantat? Taip veikia veiksmažodis able to. Mes jį galime esamajam laike naudoti. Galim naudoti ir praeity. Paimkim gal kitą spalvą, ar ne? Galiu sakyti I was able, nes aš buvau, ne? I was able to do this. I could do this. I could do this. Matot, ypatingai praeity mes esam linkę tai naudoti, tuoj paaiškinsiu kodėl. Nes pavyzdžiui, kai sakau you were able to do this, ne? You could do this. Tai could ir antroji forma viskas sakinai reiškia praeitį. Bet could taip pat yra ir mandagioji forma. Tai toks sakinys kaip I could do this, jis gali reikšti tiek aš galėjau tai padaryti, tiek aš galėčiau. Toks galėčiau, tu galėtum, ji galėtų. Nes juk žiūrėk, kai turim klausimą, ar ne, aš sakau can you do this? Ar gali tai padaryti? Ir gali sakyti could you do this? Ar galėtum? Tai šitas sakinys could you do this reiškia tiek ar galėtum tai padaryti, tiek ar galėjai tai padaryti. Ir kartais, kad nesusimaišyti, mes naudojam šitą I was able to, you were able to do this. Ir tada, žinoma, klausime, mes sakome, were you able to do this? Ar pavyko tau tai padaryti, ar ne? Were you able to do this? Ar praeitį sugebėjai? Was I able to do this? Ar aš sugebėjau, ar ne, tai padaryti, ar man pavyko, ir taip toliau. Ir tada keičiam dar vieną spalvą, mes turim ateitį, ar ne? Tai jeigu mes turėjom dabartį, turėjom praeitį, turim turėti ir ateitį. Tai aš sakau, I will be able to do this. Ir dabar aš jau kitoj pusėje neturiu ką parašyti, nes nėra ateities formos. Nėra formos, ką naudoti ateičiai, ir ne? Po will, mes tiesiog ateičiai turim will, ir po will eina bendratinė forma. I will be able to do this. Ir čia visiems asmenim, you will be able to do this, ar ne? Tu galėsi tai padaryti, aš galėsiu tai padaryti, nežinau, your friend will be able to do this, tavo draugas sugebės tai padaryti. Visur will be able to, ar ne? Visiems asmenims. Tai dabar, manau, suprasit, kad šitas mūsų
to be able to iš esmės yra galėti. Tai yra tas pats, kas can, tik tai tiek, kad mes tiesiog trupačiuką kitaip naudojame. Mes sakom negaliu, bet esu sugebantis, sugebu. Ir iš esmės tas sugebu yra šita forma. To be able to, ar ne? Tai pabandom dar porą sakinių padėlioti, pažiūrėsim, kaip jums seksis. Pavyzdžiui, kaip pasakyti, aš tai padarysiu. I will do it, ar ne? I will do it. I will do it, aš tai padarysiu. O kaip pasakyti, aš galėsiu, aš ten nueisiu, aš ten eisiu. I will go there, ar ne? I will go there. Awesome. Dabar kaip pasakyti, aš galėsiu ten nueiti. Aš galėsiu ten nueiti. I will be able to go there, ar ne? I will be able to go there. Aš galėsiu ten nueiti. I will be able to go there. Tu galėsi ten nueiti. You will be able to go there, ar ne? You will be able to go there. Tu galėsi ten nueiti. Ar galėsi ten nueiti? Will you be able to go there? Ar ne? Will you be able to go there? Ar galėsi ten nueiti? Will you be able to go there? O kaip pasakyti, man pavyko tai padaryti, aš galėjau tai padaryti. I was able to do it, this, arba that, ar ne? I was able. Žinoma, galiu sakyti ir I could. I could, bet vėlgi, kai could yra mandagioji forma, tai lyg tai skamba I could do this, aš galėčiau tai padaryti. Dėl to labai puikiai tinka mums šita I was able to do it, ar ne? Able to do it forma. O kaip dabar tada pasakytumėm, tu sugebėjai nueiti tenai. Tu sugebėjai nueiti tenai. You were able to go there, ar ne? You were able to go there. You were able to go there. O jeigu aš noriu paklausti, ar pavyko tau ten nueiti? Kaip tai skambėtų? Tai būtų were you able to go there, ar ne? Were you able to go there? Okay? Were you able to go there? Were you able to go there? You were able to go there? Were you able to go there? Klausime. Aš galiu tai padaryti. I can do it, ar ne? Arba I am able to do it, ar ne? Esamajam laikė mes galim tą able to lygiai taip pat naudoti, tiesiog jis mažiau įprastas negu praeitį. Ir o ateity jisai visai privalomas jau yra šitą able to forma, ar ne? I am able to do it. Tu gali ten vykti. Tu gali ten vykti. Arba you can go there, ar ne? Arba you are able to go there. Okay. O kaip paklausti, ar tu gali ten vykti? Tai būtų arba can you go there, ar ne? Arba are you able to go there, ar ne? Are you able to go there? Tai va taip veikia mūsų šita able to forma. Ar ne? Turim praeitį, tiksliau dabartį, I am able, you are able, she is able. Praeitis, I was able, you were able. Ir ateitis, visiems will be able, I will be able, you will be able, she will be able ir taip toliau. Okay? Visi will be able. Ja, tai taip naudojam šitos, jeigu nori daugiau frazių, daugiau žodžių, esu sukūręs mokamą audio PDF knygelę, rasit ją aprašyme arba pirmajam komentare apačioj, paspauskit, prasisiųskit, mano dovana jums, sėkmingai naudokit ir ką, susimatom tada jau kitose pamokose. Iki.